Tęsiam Vinted temą. Pirmoje dalyje čekiai, antroje 2,5 tūkstančių eurų taisyklė, trečioje spintos kapinės ir išlaidų valdymas. O dabar apie tuos, kurie sako, aš čia tik savo daiktelius pardavinėju. Tik kažkodėl tie savi daikteliai nuolat perkami išpardavimuose. Jų yra keli dydžiai, kartais net kelios vienodos spalvos, skelbimai keliami reguliariai. O daiktai perkami tam, kad vėliau būtų parduoti brangiau. Čia jau ne spintos valymas. Čia parduotuvė tik be iškabos. Jeigu reguliariai perkamos prekės perpardavimui, siekiame pelno ir pardavimai vykdomi tęstinai, tai jau veikla. Ją reikia įforminti, pavyzdžiui, registruoti individualią veiklą arba vykdyti per juridinį asmenį. Ir 2,5 eurų čia netampa jokių apsauginių skydų. Ši suma taikoma tada, kai nevykdant veiklos parduodamas savo asmeninis turtas. Ji nereiškia iki 2,5 tūkstančių eurų galiu prekiauti, o paskui jau pagalvosiu. Parduoti nebedėvimą paltą - viena situacija. Supirkti 10 paltų, juos nufotografuoti, užsidėti antkainį ir nuolat perpardavinėti - visai kita. Taigi senų savo škurliukų pardavimas nėra nusikaltimas. O norint iš jų uždirbti 2,5 tūkstančių eurų pelno po kelis eurus, reikėtų išparduoti ne vieną spintą. Reikėtų maždaug pusės vagono. Bet jeigu tas vagonas nuolat papildomas prekėmis, tai jau nebe spinta, tai verslas. Taigi, pelningo verslo ir protingų sprendimų. Ir 5 dalyje pasikalbėsim apie tai, kaip žmonės piktinasi įstatymu dėl Vinted.